Jauna šeima būsto paskolos sąlygas pasigerino prieš kelis mėnesius. Gan greitai atsipirka tas refinansavimas, jau man tada per metus ar du jau iškart apsimokėjo refinansuoti. Banko maržą Vilniečiai susimažino 0,5 procentinio punkto, o tai leido sutaupyti ir nemenką sumą. Per visą bendrą paskolos, mes 20 metų turim paskolą, tai man tada apie 3-4 tūkstančius išėjo sumažinti bendrai visą paskolą. Nuo vasario keisti būsto paskolos sąlygas kitame banke paprasčiau. Refinansavimo išlaidas dengia nebe gyventojas, o kredito įstaigos. Vidutiniškai, jeigu kalbam apie 100 000 eurų paskolą, tai tos išlaidos yra apie 1000 eurų, tai kurias dabar turi kompensuoti bankas. Iš klientų mokesčių už paskolos perkelimą imti nebegalima, bet bankai atsigriebia per kitur. Paskolos brokeris sako, bankai ėmė kelti maržas. Maržos yra padidėjusios. Kodėl? Todėl, kad paskolų refinansavimo starte vis tiek buvo normalu, kad bankai turėjo įsiskaičiuoti kaštus, kuriuos tenka prisimti paskolų refinansavimo atveju. Anot Girjoto sausį vidutinė marža svyravo apie 0,5 procento, o vasarį jau 1,7 %. Lietuvos bankas mano per anksti teikti, kad maržos didėja. Kiekvienas kredito davėjas, kiekvienas bankas gali turėti šiek tiek skirtingą savo rizikos apetitą. Tačiau dalis komercinių bankų neslepia. Maržos nekyla tik naujoms būsto paskoloms, o kas atbėga dėrėtis dėl senų paskolų ir dar iš konkurentų, nebūtinai išloš. Bankai vertindami tą, ką turi kompensuoti, vertindami tokio kliento patrauklumą, tą maržą visiškai nepateikia jos pačios žemiausios, nes patiria papildomus kaštus. Lyginant su sausio mėnesio duomenimis, jos yra tam pačiam lygyje, apie 1,5% ir vėlgi, tas žiūrint turbūt skirtingai yra nuo to, kokio segmento klientai, kokį turtą įkeičia, tai nuo to gali būti ir daugiau, ir mažiau. Lietuvoje paskolų maržos yra gerokai didesnės nei kitose eurozonos šalyse. Pavyzdžiui, suomiams ar italams maržos siekia vos 0,5%. Tik konkurencija turbūt gali paskatinti, kad maržos mažėtų. Vartotojų atstovas mano, apie bankų taikomus mokesčius trūksta informacijos. Gyventojai nežino, kiek teisinga išsiderėti. Žmogus mokėjo 2%, jam ateina bankas arba jis ateina į banką, jam pasiūlo 1,7, jam yra didžiulis džiaugsmas. Ir jis griebia tą 1,7, nežinodamas, kad galbūt yra dar ir 1,4 arba netgi 1,35. Keisti paskolos sutartis vasarį palyginti su sausiu suskubo nuo 2 iki 5 kartų daugiau žmonių, bet ne visi bankai nori priima klientus iš konkurentų. Žmonėms reikia ir turto vertinimą atlikti, ir pas notarą nueiti. Tai vis tiek prioritetas klientui turėtų būti likti savam banke ir neiti šito viso proceso nuo pradžių iki galo. Dėl to mes stengiamės ir prioritetą dedam savo klientą. Būsto paskolą perkelti iš vieno banko į kitą apsimoka, kai išauga šeimos pajamos, įkeisto būsto kaina arba nukrenta palūkanos bei maržos, daugiau nei užfiksuota paskolos sutartyje. Turime vieną atvejį, kur klientas sutaupė daugiau kaip 20 000 eurų per likusį paskolos laikotarpį. Tačiau, kad šitiek sutaupytų, su banku teks ilgai dėrėtis. Refinansavimas trunka ir iki mėnesio, o ir naują klientą bankai vertina kaip naują paskolą. Būna ir kad neleidžia refinansuotis. Pajamų ir įsipareigojimų santykis yra aukštesnis negu 40%. Jeigu turi pradelstų ir dar neapmokėtų skolų. Lietuvos bankas žada, kad gegužę imantis paskolos turės dar daugiau lankstumo. Turės pasiūlyti ne tik kintamų palūkanų normų paskolos pasiūlymą, kas yra labai įprasta Lietuvoje, bet ir bent 5 metams fiksuotam. Tačiau jau pasiskolinę sako, problema kitur. Geriau būtų, jeigu šiaip būstas visiems būtų prieinamesnis, tai kad pačių būsto kaina taip nekiltų. Anot Lietuvos banko bent vieną būsto paskolą turi apie 350 000 gyventojų. Gabrielė Grigošaitytė, Domitė Stankevičiūtė, Vilnius.